Sveiki, taigi čia bus sprendžiamas paprasčiausias uždavinys iš garavimo. Tai apskaičiuokite, kiek šilumos reikia, kad 5 kilogramai vandens. Skeisiu spalvą, kad 5 kilogramai vandens, kiek šilumos reikia 5 kilogramai vandens, kurio temperatūra yra 100 laipsnių, visiškai išgaruotų. Tai iš karto suprantu, kad šnekama yra apie garavimą. Tai susirašau, kas man duota ir ką man rasti. Tai man prašo rasti, kiek šilumos, tai šilumos kiekį žymime Q raide, kiek šilumos reikia, kad išgaruotų 5 kilogramai, tai yra masė, 5 kilogramai vandens, kurio temperatūra 100 laipsnių. Tai T1 yra duota 100 laipsnių ir manęs klausia, kiek reikia, kad išgaruotų. Tai suprantu, kad šnekam apie garavimą, tai žiūriu į savitąją garavimo šilumą. Tai jinai duoda mums, kiek šilumos reikia, kad kažką išgarinti. Tai žiūrim į vandenį, skaičius yra 230 ir atkreipiam dėmesį lentelėje, viršuje yra 10 ketvirtuoju. Tai reiškia, aš žymėsiu L, kas yra mano savitoji garavimo šiluma. 200 reiškia, kad reikia suteikti 230 kart 10 ketvirtuoju džiaulių energijos kiekvienam kilogramui, džiaulių šilumos, kiekvienam kilogramui vandens, kurį mes norim išgarinti. Dabar, kaip žinote, garavimas nevyksta visada, jis turi tam tikrą sąlygą, kad medžiagos turi tam tikrą pasiekti temperatūrą. Tai ją žymėsim T garavimo ir pažiūrėsim, kad T garavimo šiuo atveju šnekam apie vandenį ir T garavimo yra 100 laipsnių. Tai lentelėje radau, kad tai yra 100 laipsnių ir matau, kad T1 mano kūno temperatūrai tokia pat kaip T garavimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai leidžia man taikyti savo formulę, kurią aš išmokęs, kad Q, šilumos kiekis, kurį reikia išgarinti kūnui, yra lygu savitoji garavimo šiluma kart to kūno masė. Taigi, šitą aš pasitrauksiu gal kitą vietą. Gerai. Taigi, vietoj L įsistatau 230 kart 10 ketvirtuoju džiaulius per kilogramą. O ir dauginu iš M, tai yra iš 5 kilogramų. Ir gaunu, kad tai yra 101. 11 milijonų 500 tūkstančių džiaulių. Kad tiek energijos reikia suteikti 5 kilogramam vandens, kad visą jį visiškai išgarinti. Tai kai mes padarėm šitą uždavinį, tai perskaitėm sąlygą, susirašėm, kas duota rasti, patikrinom, ar duomenys gavom iš lentelės, patikrinom, ar pasiekta yra garavimo šiluma ir tada pritaikėm mūsų išmoktą formulę.